Šiame miestelėje yra daug automobilių centrų pardavime. Tai persim, pasižiūrėsiu kainas. Mazda 19 000, Mazda 2 Hamura benzinas. 24 metų, pravažiavus 15 km. Naujutėlė. BMW dizeliukas matau. O kaina tai didelė. Dabar 55 000, nors buvo 87 000. Naujas, automatinių greičių dėžė. 430D. Šiek tiek toliau pasižiūrėsiu, matau, čia jų irgi nemažai pristatyta. Greitai perbėgsiu. Tai BMW 120. Kaina 35 000, 24 metų benzinas. Pravažiavęs šiek tiek daugiau nei 8 000. Čia kaina 22 000, BMW 118, pravažiavęs 47 000, benzinas. Čia 28 000, pravažiavęs 60 000, automatas, dizeliukas čia, dizeliukas 29 000, 21 metų. Čia 36 000, 11 000 pravažiavus, 24 metų benzinas. $24 000, 115 000 pravažiavus, 22 metų dizeliukas. Modelis vadinasi BMW 318D. Parodysiu daug maž lentelę. BMW irgi 320D, kaina kem 3 000, 11 000 pravažiavus, 24 metų dizelis. Čia sekantis 43 000, 40 000 pravažiavus, dizelis, 22 metų. Čia kaina dar didesnė, 52 000, pravažiavus 60 000, 23 metų, dizelis BMW 540D. Jau čia BMW biškį masyvesnis, didesnis. Kaina mažesnė, žiūrėjom, ko jinai mažesnė. Kaina 28 000, 5 000 pravažiavus. Kodėl? Benzinas 24 metų. Kaina tai nedidelė palyginus ir tokia masyvesnė, neblogai atrodanti. Čia šita balta parduota. Čia jau matau BMW pagal dydį jau masyvi didelė. BMW X3. Kaina 41 000, pravažiavus 44 000. Dizelis, 22 metų. Galinga. Čia irgi BMW X3, kaina 38 000, dizelis 21 metų, pravažiavus 88 000. X3, kaina 49 000, 24 metų, pravažiavus 14 000. Kaina 50 000, bet jau čia benzinas. Čia jau benzinas. Dar viena X5. X5 dar didesnė. 54 000, dizelis, 23 metų. Apvalino 80 000 pravažiavus.
Tai permėsiu, kainos nemažos. Čia šitas baltas parduota. Čia netoli 100 000 šita BMW. Čia 90 000. Brangios. Tai nežinau, kas jūs labiau domina, ar su mažesnėm kainom, ar naujos mašinos. Čia su numeriais, tai manau, čia testų, ko gero, jos paruoštos pravažiuoti. Čia matyti su numeriais, ar kainos yra sudėtos. Ne, galiu pasižiūrėti. Neįsivaizduoju, kokios čia kainos. 51 000 kainuoja, jos naujos, Mini AL4 Strom, tai elektrinis iš čia. Elektrinis. Taip, BMW X5, 82 000, 83 000, 68 000 pravažiavus, benzinas, 23 metų, mėlyna. Nu, toks X5, tai jos tokios didingos, didelė. Gerai atrodančios, 42 000, 8 000 pravažiavus, tik tais benzinas, 24 metų. Taip, čia sekanti BMW X1, 6 000 pravažiavus, benzinas, 25 metų. X4 BMW, kaina 40 000, pravažiavus 80 000, 21 metų. X3, 43 000, benzinas, 31 000 pravažiavus, 22 metų. Balta BMW X3, 40 000, 137 000 pravažiavus, 22 metų, elektra, X3, X-Drive, elektra, aha, 40 000, o tai elektrinė. Tai pirmą elektrinę kol kas BMW pamačiau. 50 000, dizelis, 26 000 pravažiavus, 24 metų. BMW 420D Grand Coupe. Sekantis BMW 320, dizelis, 22 metų, 51 000 pravažiavus. Kaina 37 000. Tai štai, yra čia daugiau BMW, kainos panašios. Einu, dabar dar matau Renault centras, pasižiūrėsim kainas, po to galima aišku ir palyginti. Čia netoliesi yra Renault centras. Taigi iš įgynim atvažiuoja žmonės pasižiūrėti kainų. Visus domina automobiliai, automobilių kainos. Čia matau su numeriais, tai jos yra registruotos, arba testavimui paruoštos, arba jos yra privačios jau. Taip, Renukai stovi, dizeliniai. Tai 45 000, Master Kastenwagen, lygiai toks pats, yra kaina 30 000, Renault Master Kastenwagen. Aukšte. Vairas, kaip mano pakaušis, gana aukštai, labai aukšta mašina, didelė. Renault Trafic Kastenwagen, čia jau mažiukė, bet dizeliukai. 28 000, 29 000, ypatinga kaina.
Renault Kangoo 36 tūkstančiai. 33 tūkstančiai gal dabar jau pardavinėja, nežinau kas čia. Kaina va tokia. Čia Kangoo 25 tūkstančiai. Aš nei kilometražo nematau. Čia reikia atidžiau pasižiūrėti, kur čia rašo. Naujos, manyčiau, čia nes jos yra. Pažiūrėsiu ant stiklo metų. ...25 metų, nu jo, naujutėlės. Ai, va čia va kiemelį va stovi. Matyt daugiau Renault automobilių. Greit perbėgsiu, pasižiūrėsiu. Čia ko gero jos visos naujos, 27 tūkstančiai. Bet čia elektrinis, jisai 27, Renault 5 ir Dacia. Kartu. Koncernas ko gero tas pats 27 tūkstančiai. Elektrinis. Naujos, jos naujutėlis, jo 17 tūkstančių. Elektrinis. Nedidukės tokios. Čia 19 tūkstančių. A jau čia benzinas. Matau benzinas 24 metų. Čia jau benzinas 19 tūkstančių. Iš išorės net nepasakysiu, kur benzinas, kur dizelis. Kur benzinas, kur elektra. Dizelio dar nemačiau. 24 tūkstančiai, benzinas, 23 metų. Nu jo, aišku, Volkswageno grupės brangesniai automobiliai. Čia 15 tūkstančių su pusė, hybridas, 20 metų. Čia jau šiek tiek didesnė. Renault Austral, 36 tūkstančiai, hybridas, 23 metų. Nuvažiavus 22 tūkstančius kilometrų. Čia Dacia. Gero Dacia turėtų būti. Benzinas 20 metų. O nuvažiavus 23 tūkstančius. Kaina 11 tūkstančių su pusė, 12 tūkstančių. Nu darbę mums davė šitas Dacias važinėtai. Gumos po 2-3 metų sandarumo nulakstė. Nu kokybė nepasakysiu, kad gera, greičiau pasakysiu prasta. 18 tūkstančių. Benzinas, 22 metų, spalva įdomi tokia. Renault Kangoo, 25 tūkstančiai, 24 metų, benzinas, 27 tūkstančius nuvažiavus. Taip, Dacia, kaip pavadysit, kaina tokia, 19 tūkstančių. Ko gero naujutėlė. Čia Renault tokia, kaip ir darbinė pasakytau, Renault Express, 13 tūkstančių, 21 metų, dizeliukas, 46 tūkstančiai nuvažiuota. Renault Austral, 33 tūkstančiai, 23 metų, hybridas, 42 tūkstančiai nuvažiuota, bet tas nuvažiavimas visų vienodas. Kaip jie taip sugeba. Čia 19 tūkstančių, benzinas 24 metų, nuvažiavus 19 tūkstančių. $19 tūkstančių, 24 metų benzinas. Šitą 15 tūkstančių, šitą 13 tūkstančių.
21 metų benzinas nuvažiavus 16 tūkstančių. $19 tūkstančių. Čia šiek tiek didesnė tokia. 19 tūkstančių benzinas. 33 tūkstančius nuvažiavus 23 metų. Čia įdomi spalva tokia. 19 tūkstančių 25 metų. Šių metų. 20 tūkstančių nuvažiavo benzinas. Tai va tokias daugmaž kainos. Ten ko gero įtakos labai nedaro, kiek nuvažiavus 19-20 tūkstančių. Galiu daugmaž apvalinti. Jos visos taip neblogai atrodo iš tikrųjų. Renault Clio 25 tūkstančiai. Tai vat dabar ir reikia ras. Benzinas, ar dizelis, ar hibridas. Nieko nematau. 25 tūkstančiai. 22 tūkstančiai. O geltona kokia gražina elektrinė bus. Nes manau, grotelių nėra. Jo, elektrinė 33 tūkstančiai. Nu, tokia įdomi. Ir spalva graži. Parodysiu vidų, jeigu matysis. Ekranas ne tai kaip planšetinis, o per visą tokis pailgas. Kokį vos ne metro skydelis ilgio. Siauras toks ilgas. Sandero, Dacia. 18 tūkstančių, bet ko gero čionais su papildomas gaunas 18 tūkstančių, taip 14 tūkstančių. Tai paskaitysim, kodėl čia dvi kainos. Čia pagrindinė kaina yra 14 tūkstančių su biškiu ir dar yra papildoma įskaičiuota. Žiemos paketas, paketai įskaičiuoti, kažkokie tai priedai yra, tai visumoje gaunasi ir 18 tūkstančių. Patikrinimas, Überprüfung ir kažkokie tai paketai. Žiemos paketas tai vat ir susidaro, o pagrindinė kaina yra daug mažesnė be tų visokių paketų. Tai čia todėl yra su paketais be paketais. Tai pavyzdžiui, Dacia pagrindinė, tai be jokių ten įmantrumų 12,5, o jeigu dar yra klima, tai 800 eurų prisideda ir dar Überprüfung patikrinimai kažkokie tai 1000 su biškiu. Kas tas Überprüfung? Nežinau. Tai šiek tiek pasidomėjau, kodėl čia kaina tokia yra, pavyzdžiui. O tas yra pagrindinė kaina, tai šį automobilį ėmė dabar ir yra dar priedai. O jeigu nori su kažkokiais tai paketais, tai viena iš tų paketų kaina yra, pavyzdžiui, kaina 13 tūkstančių ir yra Überprüfung 1200 eurų. Tai prieš automobilio paėmimą gali būti kuro įpilta, visos detalės patikrintos, sutvarkyta, gal nuvalyta, nuplauta, sutvarkyta, kad būtų jau čiki. Tai kainą įskaičiuoja jau autoservisai. Jo, prie kiekvienos Dačios yra tas Überprüfungas, tai kažkokie tai specialūs paruošimai jau pardavėjų, kad būtų sėdi, važiuoja, švari, tvarkinga. Tai vat kaina įskaičiuota, tai dėl tos dvi ir kainos yra. Dacia čia 15 tūkstančių su viskuo, o be tų visų paketų, be klima 800 matyti, kainuotų 13 tūkstančių. Tai dėl to dvi kainos. Viena iš karto imi, kaip sakoma, o kita dar su visokiom patikrom, su pribambasais. Čia 19 tūkstančių. Aš sakysiu kainą ta, kuri yra pagrindinė be jokių pribambasų. Čia 21 tūkstantis, su pribambasais gautųsi 24 tūkstančiai. Tu ten gali sakyti, man klimos nereikia, to nereikia. Tai minimali kaina bus mažesnė. Čia nauja, Dacia Jogger 7 sėdimos vietos. Tai 21 tūkstantis kainuoja,
o su pribambasais 24 000. Tai va, Renukė Captur, tokia graži, aukštoka. Nu, tikrai, jinai aukštoka, viduj vietos gal neypatingai daug, manysiu. Renault Captur, kaina 24 000. Jo, jos naujutėlės. Tai va. Tai Vokietijoje, va tokių aikštelių, jų yra tikrai daug ir ant kiekvieno kampo, čia matau Renault Rafale, Etelyje, 64 000, be pribambasų būtų 57 800. Hibridas čia šitas, hibridas 4 varomais. Nu, gerai atrodo, gražios tos. Tik tai jinai nelakuota, jinai matinė. Nu, tai, čia yra viena matinė, kita blizganti. Tai čia, aišku, skonio reikalas. Čia Škoda aikštelė Albštate, nedidukė, kelios mašinos yra. Šiame Albštate yra daug kitokių automobilių, Volkswagen, Audi, prancūziškų. Eisiu pasižiūrėsiu ir kitur. Čia yra Škodos, Kodiaq, naujos. Kaina 58 000, 59 000. Šita 69 000. Čia naujutėlės. Eisiu pasižiūrėsiu, kad būtų šiek tiek pravažiavus kilometrų, kad nebūtų tokia nauja, nes naujas galima pasižiūrėti ir internete. Šitą 62 000. Čia balta taipogi. 66 000. Tai čia Škodos yra hibridai. Tai yra benzininis variklis 1,5 TSI ir elektrinis 150 kW. Nu, šita Škoda 66 000. Naujutėliai. Čia yra mėlyna 61 000, benzininis variklis 2 TSI ir elektrinis 150 kW. Čia Škoda kitokia, tai Škoda Elroq. Irgi matau variklis 150 kW. Bet aš nematau, kad čia būtų benzininis. Čia, ko gero, elektrinis tik yra. 47 000. O čia vien tik elektriniai automobiliai. Škoda Elroq 125 kW, 70 kW galia. Kaina 38 000. Vien tik elektrinis. O šita balta, ne visai balta, ir žalsva, o čia elektrinė. Čia yra Škoda Scala. Irgi hibridas, 1 litro benzininis, 85 kW elektrinis. Dabartinė kaina 29 000, va, kur raudonai parašyta matosi, o jos buvo kaina 36 000. Tai jos yra naujos, nauji automobiliai. Sekanti Škoda Kamiq, irgi hibridas, kaina 31 000, naujos. Aš ant stiklo pasižiūrėjau, nes aš čia neįskaitau metų, kiek jinai prastovėjus. Ant stiklo 25 metai, tai yra naujutėlių šių metų. Škoda Fabia. Čia parašyta kainos nėra, jinai surado savo šeimininką. Tai šiame miestelėje aš dažnai būnu, tai kur užkaiščio tie automobilių centrai, autohausai. Tai aš žinau,
Tai kiek žinau, jis nemažas miestelis, tai aplakstysiu, parodysiu kainas, nes man ir pačiam įdomu. Praktiškai mačiau kol kas kaip Škoda, tai elektrinės arba hibridai. Pusiau benzinas, pusiau elektra. Netgi neradau paprastų benzininių, dizelinių. Nebuvo bet ten naujos buvo. Eisiu pasižiūrėsiu Volkswageno, Audinių. Ar yra kokių nors. Pasižiūrėsiu. Čia aš matau šaligatvio nėra. Reikia pro žolę eiti. Nes visi su mašinom atvažiuoja. Cupra pasižiūrim. Kaina 28 000, galima 29 000 sakyti. Hibridas. Pravažiavus 14 000. Cupra. Taip. Audinė A3 TFSLE, kaina 26 000. Jinai pravažiavus 57, jeigu suapvalinus 58 000. Tai yra hibridas. Tai elektra benzinas. Kita audinė. Audi A5 Avant, irgi benzininė. Audi A5 Avant, benzininė, kaina 55 000. Jinai nauja, šita nauja. Q3, bet vat keista, kad su numeriai, šiaip tai. Čia pabandymai parašyti ant durų. Galima pabandyti važiuoti. Kitos lipdukus nutrinti. Neaišku. Tai kaina apvalinus 60 000, benzininė, pravažiavus 6 000 km. Jinai palikta ko gero testavimai, nes ir lipdukai užlipdyti su numeriais, jinai gatvėje važinėja. Jei sugalvoja tokią, gali pravažiuoti, užsiregistruoji ir gali pravažiuoti, pažiūrėti, kaip važiuoja, patinka, nepatinka. Čia aš matau, dabar supratau, kodėl su numeriais. Tai reiškia, jinai testų tinka, gali pavažinėti. Tokia irgi kainuoja 69 000, jinai pravažiavus 8 000 km. Tai prie gatvės pastatyta elektrinė Audi SQ6. Kaina tai graži, 115 000. 115 000 elektrinė. Nauja. Pasižiūrėsiu, kur šiek tiek yra pavažiavusios, nes jos naujos tai brangios žiauriai. Pasižiūrėsiu, gal yra ir pigesnių. Čia irgi 104 000, tai net ir nesakysiu tokių jau brangių kainų. Audi Q2 49 000. Ko gero naujas ir internetu galima pasižiūrėti. Aš paieškosiu, kur daugiau pavažinėjusių yra. Kad kaina būtų nedidelė, mažesnė. Čia prie autohausų, tai tas labai mažai pravažiavusi. Šita balta 48 000 Q3. Netaip jos sustatyta. Naujos mašinos. Šita pilka 37 000 Q2 benzinas. $42 000 Audi A3. Graži. Čia kita Audinė. 49 000, apvalinių didesnė pusė. Audi Q3. Benzinas, bet ko gero hibridas, nes nerandu, čia hibridas, ne hibridas. Nerašo benzinas. Benzinas, bet kuro sąnaudos nedidelės. 8, 6 litrai.
Rašo benzinas. Čia irgi Q2 mažesnė, 33 tūkstančiai. Čia dar Audi Q2 TFSI benzininis variklis, 34 tūkstančiai. Naujutėlis irgi. Tenais yra Q2 TFSI, tai benzinas, ne hibridas. Nes ir šičia matosi, kad benzinas. O jeigu raidelė būtų dar trumpoji, tai reiškia, būtų hibridas, reiškia ir vienas, ir kitas variklis. Benzininis ir elektrinis. Taip, Audi Q5. Kaina 42 tūkstančiai. Dizelinis variklis. 22 metų. Pravažiavusi 100 tūkstančių. Nu, solidžiai pravažiavo 100 tūkstančių. Taip jau pravažiavus. Čia yra Audi Q3. Kaina 40 tūkstančių. Irgi dizelis. Pravažiavus 42 tūkstančius. Čia labai didelė kažkokia tai balta. Ai, Q7. Q7 kaina 66 tūkstančiai. 22 metų pravažiavus 90 tūkstančių. Dizelis. Nu, jinai didelė, tikrai. Kaip karvė. 3, kaina 30 tūkstančių. Čia hibridas benzinas. 21 metų pravažiavus 65 tūkstančius. Čia 36 tūkstančiai, Q3, 24 metų, čia benzinas. Nu, greičių dėžė parodyta automatą. Čia matau Q5, 35 tūkstančiai, 22 metų, pravažiavus 116 tūkstančių. Dizelis. Raudona audinė, jos gražiai tas raudonas atrodo. Q2, tai yra dizelis, pravažiavus 7000 km, 24 metų, 30 tūkstančių kaina. Toks nedidelis centras išmėtyta, tai audinių, ten toliau matau Volkswagenų, čia sportinio tipo, Audi S5, 54 tūkstančiai, 23 metų, pravažiavus 22 tūkstančius, benzinas. Tokia audinė. Ir stogas dar nukeliamas, nes medžiaginis stogas. Nu, graži audinė. Tokis nedidelis autohausas. Čia va, greta dar painovo Volkswageno automobiliai sustatyti. Parodysiu. Volkswagenas Tiguanas 50 tūkstančių. Dizelis 25 metų, pravažiavus 26 tūkstančius. Nu, naujos jos kainuoja. Tai jo. Čia Tiguanas yra dizelis, automatas 24 metų, pravažiavus 21 tūkstantį, 48 tūkstančiai. Šitas Tiguanas 48 tūkstančiai, panašus pravažiavimas ir metai tokie pat. Čia jau, ar pagal spalvą matau, kad šiek tiek kitokia. Atrodo didesnė. Tuaregas 3 litrai. Tai yra dizelis, automatas, 25 metų, 17 tūkstančių pravažiavus, 79 tūkstančiai. Čia irgi Tuaregas, 75 tūkstančiai. 24 metų, 14 tūkstančių pravažiavo. Čia šiek tiek mažesnės pagal ūgį ir masyvumą.
Tai čia ID5 elektrinė, 38 000, pravažiavus 6 000 kilometrų. Tai čia elektrinės ID5. T-Roc, benzinas, kaina 37 000, 22 metų, 50 000 pravažiavus. T-Cross, 29 000, 25 metų, benzinas, 25 000 pravažiuota. Nu, pravažiuota nedaug. Passatas, 42 000, 25 metų, naujas, šių metų. Benzinas hibridas, pravažiavus 12 000, 42 000. Čia Passatas, 26 000, 22 metų, hibridas, benzinas, 32 000 pravažiavus, 27 000 kaina. Čia Volkswagenas Passatas, 44 000, 25 metų, pravažiavus 12 000, 44 000. Kuras, hibridas, benzinas, elektra. Taigo, 20 000, 22 metų, pravažiavęs 82 000, benzinas. Volkswagenas Golfas, kaina 19 000, pravažiavus 137 000, 21 metų, 19 000. Tai iš tikrųjų pereinu kainas pasižiūrau, tai patarkit, į ką daugiau akcentuoti. Į kilometražą, į kainą. Ar kokių automobilių pasižiūrėti. Nu, labai dėvėtų, tai neradau, bet vienintelį ten virš 100 000 pravažiavus. Tai prie centrų, čia tokios daugiau naujesnės gal. Garantiją galima gauti. Tai patarkit, į ką daugiau akcentuoti. Kaina, kuras,